Per 9 darbo mėnesius su komanda vadovavomės 4 principais. Pirma, dėmesys regionams. Antra, daugiau pinigų keliams ir infrastruktūrai. Trečia, principingumas ten, kur per ilgai buvo netvarka. Ir ketvirta, investicijos į Lietuvos ateitį ir saugumą. Apie tai šiandien ir noriu atsiskaityti. Regionai nėra Lietuvos pakraštys. Kai pirmąją darbo dieną pasakiau, kad Lietuvoje yra 60 savivaldybių ir 60 skirtingų istorijų, tai buvo įsipareigojimas. Per pirmosius 9 mėnesius aplankiau kas 3 Lietuvos savivaldybę. Nuolat susitinku su žmonėmis regionuose, girdžiu jų problemas, pasiūlymus ir lūkesčius, bei klausimus. Mūsų atsakymas žmonėms yra: valstybė jūs mato. Šią savaitę pirmą kartą Lietuvos istorijoje skyrėme investicijas miestų ir miestelių valstybinės reikšmės keliams, kurie gyventojams yra pagrindinės gatvės. Remonto darbų sulauks per 39 savivaldybės. Tai nėra tik kilometras asfalto. Žmogui tai yra kasdienis kelias į darbą, mokyklą, gydymo įstaigą ar pas artimuosius. Regionų infrastruktūra yra ne statistika, o gyvenimo kokybė. Lietuva negali gyventi su skola keliams. Per daugelį metų valstybė sukaupė didelę skolą susisiekimo infrastruktūrai. Vien blogos būklės tiltų skaičius išaugo nuo 63 iki 140 per 7 metus. Šiuos metus paskelbėme tiltų ir viadukų tvarkymo metais, todėl kad toliau laukti nebegalime. Lietuva negali sau leisti dešimtmečiais atidėlioti sprendimų. Dėkoju prezidentui už iniciatyvą ir pasirašytas kelių įstatymo pataisas, kurios leis pasitelkti viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį. Tai reiškia, kad nelauksime dešimtmečių. Vien šiais metais startavo daugiau nei 100 tiltų ir viadukų remontų projektų. Klaipėdos pietinis aplinkelis, Šiaulių Ginkūnų ir Zarasų aplinkeliai. Taip pat bus rekonstruojamas kelias Kaunas Prienai. Šį pavasarį pradėjome vienus didžiausių magistralių remonto darbų per pastaruosius metus. Tvarkome ištisas 10 km atkarpas, iš viso daugiau nei 200 km. Pradėjom vienus svarbiausių šių metų kelių priežiūros darbų – krašto kelių dešinio rato provėžų tvarkymo programą. Šiemet darbai vyksta 90 krašto kelių visoje Lietuvoje, o iš viso šį sezoną bus sutvarkyta daugiau kaip 2000 km kelių. Šiuo metu jau įgyvendinta trečdalis visos programos darbų. Skiriu didelį dėmesį dviračių transporto plėtrai ir skatinimui. Iš naujos kartos Lietuva lėšų dviračio eismo infrastruktūros įgyvendinimui skyrėme daugiau nei 60 milijonų eurų. Už juos tiesėme ir remontuojame beveik 200 km dviračių ir pėsčiųjų takų visoje Lietuvoje. Kaip matote, perėjome nuo infrastruktūros lopimo prie infrastruktūros atkūrimo ir kūrimo. Tam reikia tvaraus finansavimo, todėl vienas svarbiausių mūsų darbų buvo jį užtikrinti. Nuo 2027 metų pradės veikti naujoji elektroninė rinkliavos sistema Viatol. Jos principas paprastas ir teisingas. Kas daugiau naudojasi keliais, daugiau prisideda prie jų išlaikymo. Kelių rinkliava bus apskaičiuojama pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą mokamais valstybinės reikšmės keliais. Šiuo metu visi pasirengimo darbai vyksta pagal grafiką. Prognozuojame, kad vien per 2027 metus sistema sugeneruos daugiau nei 110 milijonų eurų pajamų. Tai beveik dvigubai daugiau nei dabar surenkama iš viniečių. Ir svarbiausia, šie pinigai grįž ten, kur jų reikia labiausia – į kelius ir tiltus, eismo saugumo sprendimus. Valstybė negali toleruoti gudravimo. Pasitikėjimas valstybė prasideda nuo teisingumo. Šiais metais atskleidžiau schemą, dėl kurios valstybė nuo 2020 metų galėjo netekti iki 36 milijonų eurų kelių infrastruktūrai. Kalbu apie daugiau nei 800 įmonių, kurios galimai vengia mokėti mokestį už Lietuvoje registruotas krovininės transporto priemonės. Iškart sustabdėme ydingai veikusi mechanizmą. Kartu su valstybinė mokesčių inspekcija sukūrėme sprendimus, kurie leidžia susigrąžinti nesumokėtas lėšas. Valstybė negali toleruoti situacijos, kai sąžiningai mokantis turi mokėti 2 kartus. Lygiai taip pat principingai žiūrime ir į perkrautų vilkikų problemą. Prieš pusmetį šios tribūnos sakiau, kad perkrautas sunkiasvoris transportas yra viena didžiausių grėsmių mūsų keliams. Pažadėjau veikti. Šiandien jau galiu kalbėti apie rezultatus. Su daugiau nei 20 institucijų pasirašėme memorandumą Stop kelių gadinimui, parengėme pokyčių planą ir pradedame realius darbus. Įjungėme net 10 metų neveikusias vilkikų svarstyklės. Via Lietuva jau inicijavo 6 naujų svarstyklių pirkimą, o per artimiausius 3 metus planuojama papildomai rengti iš viso 18 svarstyklių.
Taisyklės turi būti vienodos visiems. Klaipėdos uosto plėtra. Seimas priėmė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo naują redakciją. Šiuo metu Seime svarstomas ir tikiuosi dar šią pavasario sesiją bus priimtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros įstatymas. Mano prioritetas ir tikslas aiškus. Plėsti uostą, didinti jo konkurencingumą Baltijos regione ir auginti Lietuvos ekonomiką. Uosto akvatorijoje suformuosime naują 100 hektarų teritoriją, įskaitant pietinio aplinkelio ir kitos reikalingos transporto infrastruktūros įrengimą. Ji bus pritaikyta krovos, logistikos, pramonės ir žaliosios energetikos veikloms bei karinio mobilumo poreikiams. Pietinio uosto išvystymas atvers kelią kurtis naujiems terminalams, pritraukti investuotojų bei priimti didžiausius laivus. Skaičiuojame, kad per 25 metus ekonominė projekto nauda Lietuvai sieks per 7 milijardus eurų, bus sukurta per 1500 tiesioginių darbo vietų. Turiu gerą žinią ir pramoginės laivybos atstovams, kurie dabar susiduria su vietų laivams stygiaus problema regione. Numatoma, kad uosto pietinių vartų komplekse bus sukurta marina, kur bus švartuojama apie 500 pramoginių laivų. Saugumas nemažiau svarbus ir geležinkeliuose. Jau kitą savaitę bus pasirašyta signalizacijos sistemos projektavimo ir diegimo sutartis Europinės geležinkelio vėžės jungčiai su Lenkija. Tai ne tik reikšmingai padidins geležinkelio eismo saugumą, bet ir leis net iki 2 kartų padidinti ruožo nuo Kauno iki sienos su Lenkija pralaidumą. Taip pat didės traukinių greitis, o kelionė į Varšuvą sutrumpės iki mažiau nei 6 valandų. Geležinkelio elektrifikavimas artėja prie pabaigos. Jau šių metų pabaigoje maršrutu Vilnius-Klaipėda riedės modernūs elektriniai traukiniai. Elektrifikavus Vilniaus geležinkelio mazgą ir Kaišiadorių Klaipėdos ruožą, iš viso bus elektrifikuota 364 km geležinkelių. Tai sudarys apie 30% viso tinklo. Palyginimui, šiandien elektrifikuota tik apie 8% Lietuvos geležinkelių linijų. Rail Baltica projektas išlieka prioritetu. Jau pasirašytos sutartys dėl 114 km ruožo nuo Kauno iki Panevėžio statybos, vyksta rangos darbai, taip pat tęsiami ruožo nuo sienos su Lenkija iki Jiesios projektavimo darbai. Tuo pačiu gyvendinami itin svarbus karinio mobilumo projektai. Palemone daviau startą didžiausiams Baltijos regione 2 paskirties terminalo statyboms, o iki 2028 metų nutiesime geležinkelio atšaką į Rūdininkų poligoną, stiprinant NATO logistikos galimybės. Paštas, jungtinis bilietas ir elektromobilumas. Vyksta istorinė paštomatų plėtra. Paštomatų tinklas iki 2028 metų Lietuvoje išsiplės beveik 2. Visoje šalyje veiks daugiau nei 700 paštomatų. Džiaugiuosi, kad pirmieji paštomatai jau pastatyti Lietuvos regionuose, miestuose ir miesteliuose, bei kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų. Elektromobilius galės įsigyti ne tik didmiesčių, bet ir regionų gyventojai. Tam išsiderėjau ir užsitikrinau 440 milijonų eurų paramą. Kalbant apie žaliąją pertvarką, pirmiausia reikia galvoti ne apie skaičius ar direktyvas, o apie žmonės. Todėl šios investicijos pasitelkiant socialinį klimato fondą, pirmiausia bus skirtos pažeidžiamiems gyventojams ir regionų bendruomenėms. Investuosime į elektromobilius ir jiems skirtą infrastruktūrą, o taip pat viešai transportą, mokyklinius autobusus, dviračių takus. Patogiai, saugiai ir oriai judėti turi kiekvienas, nepriklausomai nuo to, ar gyvena Vilniuje, ar mažiausiame miestelėje. Nuo 2028 metų susisiekimas Lietuvoje taps dar patogesnis. Kelionės skirtingų rūšių transportų bus galima suplanuoti ir apmokėti vienoje jungtinio bilieto platformoje. Naujoji sistema leis susiplanuoti visą kelionę ir už ją atsiskaityti vieno mygtuko paspaudimu. Jungtinis bilietas kartu spręs ir skaudžias socialinės problemas. Numatyta judumo piniginė, iš kurios socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus kompensuojamos būtinos kelionės į sveikatos priežiūros ar socialinės įstaigas. Asmenims su negale šioje platformoje bus galima įsikviesti ir socialinį taksi. Kolegos, su komanda dirbame, kad keliai ir tiltai būtų kokybiški, susisiekimas patogus, skrydžiai ne tik iš didžiųjų miestų, pašto paslaugos arčiau žmonių namų, o Lietuvos balsas girdimas Europoje. Ačiū.